Tai Irena, šiandieną vyko Bočios turnyras neįgaliųjų dienos užimtumo centre. Gal apie plačiau supažinkite, kas nežino apie tai, apie kaip sporto šaka žaidimas, kaip jisai vyksta, iš kur jis atkeliavo. Visų pirma, norėjau priminti, kad šitas Bočios turnyras įvyko dėl to, kad savivaldybė laimėjom konkursą sveikatos. Kiekviena sportinė diena yra sveikatos pagrindas, kiekvieną dieną su sportu. Dabar tik su pavadinimu ir nepasakysiu. Vienu žodžiu, norėjom pristatyti kaip puikią laisvalaikio formą žaidimą bočiai. Ta mes darėm ne tik Raseiniuose, darėm Ariogaloje, darėm Šiluvoje, darėm Nemakščių seniūnijoje, Užkalniuose, kad daugiau tokiuose kampuose suprastų. O šitas žaidimas tai yra italų žaidimas kaip laisvalaikio forma. O jeigu šiaip paėmus kaip rimtąją formą jo, tai yra parolimpinė sporto šaka, kur žaidžia žmonės turintys ypatingai sunkią negalią. Bet kaip matot, šitą žaidimą gali žaisti ir silpnom rankom žmogus, ir senas žmogus, ir jaunas žmogus. Praktiškai visiems prieinama sporto šaka. O dabar patys turnyrai, jūs rengiate tuos turnyrus būtent čia rajone, į metus maždaug apytiksliai, kiek kartų, ar kasmetiniai tokie būna vasaros, rudens sezoniniai, ar ne? Pagal mūsų galimybę, sakykime, tai yra labai dėkingos mūsų sąlygos, kur mes galim tą treniruotis, nes visų pirma, jeigu žmonės nori į centrą prisikviesti ir nori sportuoti, tai turi pagalvoti, ką tu jiem pritaikysi, ką tu gali tai padaryti. O kaip mes jau pramokom žaisti, kaip matėt, mūsų vedančios komandos gal gana neblogai žaidė ir laimėjo pirmą vietą, tai Raseina, tai yra su intelekto negalia žmonės. Ir jie pasirodė ir Lietuvoje, ko puikiausia. Ta prasme, Lietuvoje būna tos. Raseiniuose, kaip populiarinant, tai mes turim tradicinį kalėdinį turnyrą, kur irgi kviečiam atvykti jūs. Tai manykim, ten bus ne vien bočia, o šiaip tai čia pagal, kaip minėjau, pagal projektą mes kartu vykdant tą projektą, populiarinom visam rajone. Nes tai yra, iš tikrųjų, tai yra puikus žaidimas, sakykime, gamtoj kažkur tai išvažiavus, bendryjai kažkokiai susirinkus, žiemos vakarais, nes ant žolės šlapios nelabai su tais kamuoliukais žaisti. Ir tai nebrangus dalykas ir nupirkti nebrangiai galima tos kamuoliukus. Aikštę pritaikyti galima bele kur, bele kokiose bendruomenės namuose. Sakykime, jeigu iš tikrųjų, jeigu kas nemoka, tai skambinkit man į Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centrą ir atvažiuosim, pamokysim, atvažiuosim komandą ir tai turėsit gerą įrankį puikiam laisvalaikį praleisti. Sakykite, tie patys kalėdiniai turnyrai, kaip ir šiandieną turnyras, rudeninis galima būtų įvardinti, ar susirenka daug žmonių? Mes tikėjomės, jeigu darysim Žemaičio aikštėje, tai truputį bus daugiau žmonių. Mus šiandien nepalepino oras ir turėjome tai daryti čia, šitoje salėje, tai pakankamai nemažai, sakykime, 6 komandos, tai jau yra nemažai. Mokytoja, atvykote šiandieną į Bočios turnyrą iš Šiluvos. Sakykite, kaip pas jūs mokykloje ši sporto šaka, kaip jinai gimė, kaip jinai atsirado ir kaip paskui patys vaikai pradėjo užsiiminėti? Šiaip pas mus tas žaidimas buvo pirmą kartą. Didžiausią ačiū ir dėkingumą jaučiam gerbiamai Irenai Perminienei, nes ji atvažiavo, ji mums pasiūlė, ji pati ieškojo mūsų kaip žaidėjų ir tiesiog mes pirmą kartą pabandėm, vaikai apsidžiaugiam, kad pavyko, kad laimėjom, ne visur mums taip sekasi, bet čia pavyko ir džiaugiamės. Ir tiesiog norėjom toliau su vaikais pabandyti, pažiūrėti, dar pažaisti ir dar žaisim, tikiuosi. Ir kiek vaikučių užsiima mokykloje? Šiaip dar tik pradžia pas mus, kadangi Irena parodė, tai mes bandysim ir toliau žaisti, nes reikia ir kamuoliukų pirkti, ir turėti priemonės, o entuziazmo tai tikrai jiems pakanka. O dabar jūs, sakykit, gerbiami moksleiviai, kaip jums ta sporto šaka tokia? Kaip nusprendėte tuo užsimti, kaip susidomėjote? Kokie įspūdžiai? Pirmas, kai atvažiavo pas mus, visai patiko pažaisti. Ir kaip toliau per pamokas dar pažaisdavom. Namie tai dažnai žaisdavom, bet nesu kamuoliukas, oboliukas paprastai pasėdam. Taip, reikia inventoriaus, tam kainuoja, taip. Ir žaisdavom. Ir dabar atvažiavom čia pabandėm. Pasisekė, visai patiko pasėdėti, pažaisti, pasižiūrėti.
O kuo tave patraukė šis žaidimas? Šiaip įdomus. Įdomu. Su draugais, praleisti laiką. Tai žadote toliau užsimti, sportuoti, tobulintis, taip kiek suprantu? Taip, tai tikriausiai.